Piketą prie Vilniaus Rotušės surengę sostinės gyventojai protestuoja prieš savivaldybės skatinamas naujas statybas senamiesčio skveruose. Žmonės tikina, kad miesto valdžios parengtas senamiesčio apsaugos reglamentas tai yra priedanga sostinės vadovams pasipelnyti. Vilniaus meras tikina, kad negali sustabdyti šių statybų. Protestuotojai teigia, kad prisidengdama senamiesčio restauravimu istorinio paveldo vertę turinčių pastatų ir skverų vietoje mero Artūro Zuoko vadovaujama savivaldybė stato naujus architektūrinę senamiesčio vienovę darkančius pastatus ir taip pelnosi. Pelnosi tie, kurie kažkokiu būdu tas sklypus atiduoda statybom tiesiogiai. Aš manau, kad tai žmonės, kurie tvarko žemę, turbūt be savivaldybės tam tikrų pareigūnų tai neapsieina. Man nepatinka, kad galime labai greitai netekti senamiesčio autentiškumo, planuodami kažkokias įtartinas statybas, nepasitarus su piliečiais. Nepaisant gyventojų, seniausio miesto rajono detaliajame plane Arklių gatvės 18 namo kieme, Karmelitų ir Rūdninkų gatvėse numatytos statybos, dėl kurių išnyktų skverai. Plane pažymėta, kad šiose vietose bus rekonstruojami seni pastatai, atsiras ir komercinių. Tačiau pagal galiojantį rekonstrukcijos apibrėžimą statyti ar atnaujinti pastatą galima palikus vos kelias senojo namo plytas. Protestuotojai mano, kad savivaldybė iš tokių vadinamųjų atnaujinimų gauna milijoninį pelną. Tuo tarpu Artūras Zuokas tikina esąs priverstas užstatyti žaliasias miesto oazes ir negali pasakyti, kodėl būdamas meru nesustabdo gyventojų pasipiktinimą keliančių statybų. Jeigu mes kalbame apie tam tikrų skverų statymą, tai reikėtų pasižiūrėti į mūsų įsipareigojimus, kuriuos yra pasirašiusi mūsų valstybė dėl senamiesčio kaip pasaulio paveldo objekto. Kad tam tikri miesto kvartalai, kurie buvo karo, pavyzdžiui, metu sugriauti, tačiau yra visa istorinė medžiaga, jie turėtų būti atkurti. Tas tikrai neįpareigoja. Aš jums galiu pasakyti, kad įpareigoja senamiestį saugoti ir palikti jį kuo labiau autentišką. Gamtosaugininkai patvirtina, kad sostinės skverai mažėja, nors apie 40% sostinės ploto užima įvairių želdiniai, iš tiesų didžiąją šios žalumos dalį sudaro nemenčinės miškai, kuriuose taip pat planuojamos statybos.